psichologinių krizių įveikos lygmenys. Aktualu pastebėti, jog dirbant su socialinės rizikos grupės šeimomis, socialinis darbuotojas susiduria su aplinka, kurioje vienokie ar kitokie stresoriai, potencialiai krizinės situacijos pasireiškia kiekvieną dieną. Socialinės rizikos grupės šeimos yra tos šeimos, kuriuose kai kurios psichologinės krizės neretai būna įgijusios chronizacijos stadiją, chronizacijos būseną. Šios šeimos pasižymi itin dideliu jautrumu aplinkos sąlygoms ir jų pokyčiams. Kitose šeimose, nepatenkančiose į socialinės rizikos grupės šeimų sąrašą, kai kurie veiksniai atrodys neutralūs. O socialinės rizikos grupės šeimose jie jau bus potencialiai keliantys krizės pavojų. Aktualu pastebėti, jog visas darbas, kurį socialiniai darbuotojai atlieka padėdami socialinės rizikos grupės šeimai, gali būti įvardyjamas kaip pirminis krizių įveikos lygmuo - prevencija. Tai apskritai rūpinimasis psichikos higiena, kai ieškoma strategijų palaikyti psichologinę pusiausvyrą, bandoma panaikinti negatyvias sąlygas esančias aplinkoje, siekiama įveikti veiksnius, galinčius kelti krizinės situacijos, bandoma įveikti savižudybių grėsmę. Kiekvienai socialinės rizikos grupės šeimai itin svarbi bendruomenės narių ir įvairių institucijų teikiama pagalba. Visos pastangos nukreiptos kuo greičiau aptikti krizės išgyvenančius žmonės ir pasiūlyti jiems paramą. Tai apima tiek fizinę aplinką, tiek psichologinį mikroklimatą šeimoje ar artimoje socialinėje aplinkoje platesniu mastu. Tai būtų kaimynų komunikacija, giminių komunikacija ar kolegų komunikacija. Antrinis lygmuo neretai įvardyjamas kaip intervencija. Tai orientacija į aktualių dėl krizės kilusių problemų sprendimą. Dažniausiai taikoma aktyvi krizių įveikimo terapija, intervencija. Čia svarbiausias vaidmuo tenka specialistams, tame tarpe ir socialiniams darbuotojams. Dirbdami su konkrečiais klientais, matydami individualias jų situacijas, reakcijas į gyvenimo pokyčius, pastarieji turi pasitelkti beveik visus vidinius savo išteklius ir būti kartu su konkrečiu klientu čia ir dabar. Krizę išgyvenančiam žmogui padedama priimti su juo nutikusius įvykius ir kartu su jais kylančius išgyvenimus. Čia mažinami krizės poveikiai asmenybei, bandoma išlaikyti jų vientisumą, stiprinti žmogaus, šeimos galimybės padėti vieni kitiems, padėti savo, išlaikyti maksimaliai gerą gyvenamąją aplinką ir psichinės sveikatos lygmenį. Stiprinama žmogaus motyvacija pozityviems veiksmams, tvirtinamos viltis, tikėjimas, padedama formuoti konstruktyvius ir realius trumpalaikius gyvenimo tikslus, padedama pamatyti jų siekime prasmę. Problemos yra sprendžiamos palaipsniui, sudaromi konkretūs planai, padedama jų laikytis. Nutikus nesklandumams, netikėtiems įvykiams, padedama koreguoti jau sudarytus planus. Į pagalbą būtinai įtraukiami ir išgyvenančiojo krizę artimieji, draugai, reikalingos tarnybos ar kitos svarbios visuomeninės paramos grupės.
stengiama padėti žmogui ar visai šeimai veikti kuo konstruktyviau, bandoma koreguoti požiūrius į aplinką, mažinti negatyvių emocinių išgyvenimų, negatyvių vertinimų savęs ir aplinkos atžvilgių kiekį. Jei susidurėme su sunkesnėmis situacijomis, su sudėtingomis situacijomis, didėja ir pagalbos priemonių spektras, jų intensyvumas. Vėliau, kai žmogus krizę įveikia, būtinas tęstinis darbas, įvardyjamas kaip tretinis pagalbos lygis – postvencija. Tai pagalba teikiama krizės išgyvenusiems žmonėms, siekiant greitesnio grįžimo į įprastą jiems gyvenimo funkcionavimo lygmenį. Postvencijos terminas apima visas priemonės, kurios leidžia, kad krizė netaptų chroniškų išgyvenimų, užsitęsusių išgyvenimų, sąlygojančių žmogaus smukimą, žmogaus asmenybės griūtį, prisitaikymą prie nelaimės, sugyvenimą su ja ir niveliuojantis negatyvioje aplinkoje ir negatyvių išgyvenimų lauke. Šalinami liekamieji krizės efektai. Taikoma psichoterapija, dirbama specialiuose paramos ir savipagalbos grupėse, mokoma komunikuoti su savimi ir aplinka, mokoma atstatyti buvusias veiklas ar pamainyti dalį nebeįmanomų veiklų naujomis, leidžiančiomis asmenybei gyventi kiek įmanoma labiau kokybiškai. Siūloma ir teikiama parama nusižudžiusiojo, bandžiusiojo žudytis ar kitas netektis patyrusiems artimiesiems. Aktualu pajausti, kokias pasekmes patiria kartu su krizę išgyvenusiu asmeniu gyvenantis asmenys, gyvenantys vaikai. Jiems neretai yra itin sudėtinga stebėti tėvus ar kitus artimuosius išgyvenančius krizę. Yra sudėtinga tinkamai paskirstyti atsakomybės, sąlygojančias tokius šeimos gyvenimo pokyčius. Aktualu įvardinti, jog dirbant su krize patiriančia socialinės rizikos grupės šeima, labai svarbu užtikrinti konkretaus individo ir visos šeimos saugumą. Padėti jiems tai pajausti. Aktualu padėti tvarkantis su jausmais. Emocinis pasaulis, emocinio pasaulio išgyvenimai krizės situacijose tampa neretai nestabilus. Jiems būdingas negatyvus poliškumas, tačiau specialistas turi akylai stebėti savo klientų kasdienybę. Krizinių situacijų atvejais net ką tik aktyvią pažangą daręs klientas gali labai greitai atkristi. Santykinai nereikšmingi aplinkos poveikiai, aplinkinių žmonių požiūriai ir jų išraiškos gali sąlygoti aktyvės negatyvės emocijos, žmogaus pasipriešinimą aplinkai ir vilties netekimą. Aktualu krizę išgyvenančiam asmeniui padėti atgaminti nesuvokimus, paslėptus trauminius išgyvenimus. Krizinio įvykio metu aplinkai priskirtus emocinius vertinimus. Terapijos metu, krizinės komunikacijos metu tai padės pastebėti paties žmogaus vertinimo netikslumus, efektyviau leis ieškoti naujų galimybių sprendžiant krizę, atverti
žmogaus nebesuvokiamus individualius asmeninius resursus. Tai padės rekonstruoti gyvenimo prasmę, leis įgalinti žmogų veikti čia ir dabar, priimti sprendimus, eiti reabilitacijos keliu. Būtent todėl labai aktualu sudaryti krizės įveikimo planą, suteikti reikiamą informaciją apie pagalbą, apie krizės dėsningumus, apie krizės stadijas. Įvardyti tinkamoje formoje, ko pats žmogus gali tikėtis iš savęs, iš aplinkos, kaip jis turi sudėlioti savo tikslus, kad krizė padarytų patį mažiausiai įmanomą poveikį jam ir jo artimiesiems. Aktualu leisti žmonėms galvoti tik apie savo reikalus. Žinoma, komunikuojant su krizę išgyvenančiais klientais, svarbu juos šiek tiek nukreipti į konkretaus krizinio įvykio sprendimą, į konkrečios patirties įsisąmoninimą, siekiant greitesnio žmogaus atsigavimo, reabilitacijos. Svarbu padėti suvokti pagalbos poreikį, jos būtinybę ir žinoma suteikti reikiamą žadėtą pagalbą. Dirbant su krizes išgyvenančiais žmonėmis, nors pirmaisiais komunikacijos etapais socialinis darbuotojas yra tas asmuo, kuris atsistoja greta krizę išgyvenančio asmens, padeda pajausti gyvenimą iš naujo, padeda pajausti galėjimą susitvarkyti su kylančiomis problemomis, pajausti sėkmės siekimo norą, santykinę laimę. Aktualu padėti šiems žmonėms pasirūpinti sveikata, miegu, valgiu, elementariais saviruošos elementais, darbais, poreikių tenkinimu. Svarbu padrąsinti, primenant, kaip konkretiems klientams jau pavyko įveikti anksčiau iškilusius sunkumus, susidoroti su įvykusiomis krizėmis. Paraginti laikyti susidaryto krizės įveikos plano, siekti išsikeltų konstruktyvių trumpalaikių tikslų. Kiekvienam žmogui reikia padėti rūpintis jų esamą būseną. Atskirti mintis kylančias, lyginant ką tik įgytą krizinę patirtį su ankstesnėmis gyvenimo nesėkmėmis. Svarbu, kad žmogus gilintųsi į išgyvenimus čia ir dabar, susijusius tik su dabar patirta krize. Atsiribojimas nuo negatyvių išgyvenimų praeityje padeda žmogui greičiau rasti efektyvius sprendimus, grįžti prie galimybės pamatyti įvairiausius probleminių situacijų variantus, jų baigties galimybės. Socialinis darbuotojas turi padėti planuoti veiksmus, padedančius įveikti krizę. Padėti klientui pamatyti konkrečių veiksmų prasmę, naudą. Stengiantis perteikti klientui matomus moralinius pastiprinimus, galimybių didėjimo sąlygas ir veiksmų naudą konkrečiam žmogui. Aktualu padėti klientams sukurtą planą realizuoti, įgyvendinti. Tokiomis akimirkomis socialinis darbuotojas turi būti šalia.
Žinoma, jei yra teikiama įvairialypė pagalba ir ne tik socialinis darbuotojas yra įsiliejęs į krizės įveiką, jei dirbama yra ir su kitomis institucijomis, klientui teikiama psichoterapinė pagalba, yra papildomai rūpinamasi kitais šeimos nariais, formuojamas jų užimtumas, aktualu leisti konkrečiam krizę išgyvenančiam žmogui skirti dėmesio daugiau savo, savos asmenybės atstatymui, atkūrimui. Dirbant su socialinės rizikos grupės šeimomis, aktualu suvokti, kad kiekvienas specialistas, kiekvienas socialinis darbuotojas ar kitos specializacijos atstovas turi pasižymėti savitomis charakteristikomis, profesinėmis ir asmenybinėmis. Teikiantis pagalbą žmogui, šeimai, išgyvenančiam psichologinę krizę, visų pirma, turi gerai suprasti vidinius krizės veiksnius. Turi gerai išmanyti žmogaus veikimo principus psichologinėme lygmenyje. Suprasti, kaip specialisto teikiama pagalba papildys paties žmogaus sugebėjimus įveikti krizę. Empatiškai suprasti žmogaus situaciją, tačiau neperžengti ribos, kuri paskatina specialistą pernelyg arti būti šalia kliento, prisijimti nederančias atsakomybės. Tai specialisto gebėjimas aktyviai klausytis, atjaučiamai kalbėti, suprasti klientą čia ir dabar, gebėti identifikuoti nutikusius pokyčius žmogaus gyvenime, psichologinėme lygmenyje, išgirsti, kas slepiasi po išsakomų minčių verbalizacijomis, kokius poreikius žmogus šią akimirką jaučia kaip pačius aktyviausius, kur jis gali daryti klaidas, tenkindamas savo poreikius, kur gali nukentėti tiek žmogus, tiek jo šeima. Aktualu, jog darbuotojas sugebėtų išbūti su klientu visų krizės periodų. Išbūti taip, kad klientas išgyventų savo jausmus, išsakytų, išverktų jį slegiančius jausmus. Kad klientas pasijaustų išgirstas, suprastas ir palaikytas, tokiu būdu pamažu įveikiant krizę. Padedant švelninti emocinės reakcijas į aplinką, padedant atsiverti pasauliui, pagalbai ir artimųjų palaikymui. Tai ganėtinai individuali, autentiška, tikra ir nuoširdi komunikacija, kai stengiamasi atsiriboti nuo asmeninių emocinių vertinimų ir matyti faktus, matyti tikrus pokyčius žmogaus, kliento gyvenime. Svarbu, jog specialistas pats pasižymėtų pozityvią nuostatą į gyvenimą. Svarbu, kad jo komunikacijoje, jo pasaulyje dominuotų pozityvus aplinkos vertinimas, savęs vertinimas. Jog klientas liktų matomas kaip įgalus, turintis daug potencialo įveikti krizę ir galintis veikti mažais žingsneliais vis efektyviau ir efektyviau. Svarbu, kad krizių įveikos komunikacijos metu specialistas tinkamai suvoktų ir savo paties jausmus, gebėtų identifikuoti, kur jo komunikacija yra objektyvi
ir kur yra ribos peržengimas, atiduodant pernelyg didelį emocijų kiekį į aplinką, pernelyg didelį emocijų kiekį atiduodama klientui. Atjautimas ir krizės įveikimas labai lengvai gali pereiti į tiesiog beprasmį ir kartais netgi ydingą kliento guodimą, galinti paveikti priešingai, neįgalinti žmogų veikti savarankiškai, tačiau atriboti jį nuo konstruktyvios veiklos, paskatinti dar didesnį kiekį negatyvių išgyvenimų. Svarbu, kad specialistas elgtųsi objektyviai, padėtų pamatyti racionalų veikimą pasaulyje kaip patį efektyviausią. Gebėjimas priimti tai, kad savižudiškas žmogus gali bandyti nusižudyti ar net nusižudyti. Kad kiekvienas klientas patirdamas sudėtingą gyvenimo krizę gali paslėpti dalį jausmų nuo pagalbą teikiančio specialisto ir atlikti visiškai neprognozuojamus jausmus. Kartu specialistas, tai suvokdamas, turi išlikti nuosaikus. Aktualu išvengti pernelyg aktyvaus įtarumo, pernelyg aktyvaus kontroliavimo. Specialistui svarbu tikėti atliekamo darbo prasme, pagalbos prasme čia ir dabar, sugebėti identifikuoti pokyčius kliento elgsenoje, kliento jausmuose, išsakomose mintyse. Aktualus adekvatus pasitikėjimas savimi ir klientu, savo ir kliento galimybėmis, veikiant kartu įveikti pačias sudėtingiausias krizes. Taipogi, socialiniam darbuotojui aktualu adekvačiai išgyvenamas kaltės jausmas. Jei krizę išgyvenantis klientas ar jo artimieji pasielgia neprognozuotai, svarbu suvokti, jog kiekvienas socialinės darbuotojas turi analizuoti atliktus savo veiksmus, komunikacijos ypatumus, parinktų pagalbos priemonių spektrą ir jį adaptuoti besikeičiančioms aplinkybėms. Tačiau svarbu išsaugoti savąjį aš, gebėti atskirti numanomą emocinę atsakomybę už aplinką ir jos veiksmus. Svarbu išlaikyti save vientisą, sugebėti matyti save pozityviai, kaip besistenginti, dedanti nuoširdžias pastangas padėti klientams. Aktualu išlaikyti ir suvokimo realistiškumą. Šioje vietoje vėl grįžtame prie emocinio aplinkos suvokimo elemento. Aktualu tai, kad socialinis darbuotojas, palaikydamas komunikaciją su savo klientais, su krizės išgyvenančiomis socialinės rizikos grupės šeimomis, atsiribotų nuo emocinių vertinimų, paskatintų save elgtis maksimaliai racionaliai, logiškai analizuojant situaciją, išlaikant tikrąjį žmoniškumą, humaniškumą. Tačiau išvengtų emocijomis paremtų vertinimų aplinkai, savo ir klientui. Empatijos jausmas, sugebėjimas jausti kitus ir jo išvystymas socialiniam darbuotojui čia svarbus specifinių poveikių, specifinių galimybių atsiverimu. Aktualu, kad klientui būtų ne tik padedama suvokti, ką jis jaučia, tačiau bent iš dalies padedama pastebėti kliento vertinimų
klaidas, pamatyti naujas galimybės pačiose įvairiausiose krizinėse situacijose. Taipogi svarbus sugebėjimai – būti atviram, atjausti, suteikti žmogiškąją paramą. Čia pasireiškia itin plonytė riba tarp to, ką socialinis darbuotojas privalo daryti, dirbdamas su socialinės rizikos grupės šeima, ir kur prasideda papildoma pagalba, papildomos žmogiškosios priemonės. Svarbu gebėti išklausyti žmogų, atsisakant vertinimų, noro nutraukti sakinio viduryje, norint greitai čia ir dabar pakeisti krizę išgyvenančio žmogaus mintis. Sugebėjimas atsiriboti nuo turimos patirties, nuo noro atkreipti dėmesį į save ir gilintis tik į kliento ir jo artimų žmonių išgyvenimus. Priimti greitus, kūrybingus, adekvačius situacijai sprendimus. Padėti klientui išgyvenančiam krizę išvengti laukimo akimirkų, netikrumo akimirkų. Tai svarbu, nes krizę išgyvenantis žmogus susiduria su aplinkybėmis, kai kiekviena laukimo akimirka gali tapti nepakeliama, gali paskatinti itin didelį kiekį aukšto išreikštumo negatyvių emocijų. Tai gali paskatinti atitolimą tarp socialinio darbuotojo ir kliento. Tai gali paskatinti pagalbos teikiamos socialinio darbuotojo efektyvumo kritimą. Aktualu sugebėti imtis adekvačios atsakomybės už save ir savo atliekamus veiksmus.